O my god, ten čia pasirašėm reikalai. Visą naktį su jo, Vaidariai vienoj. Eina savo. Kad pamatytų visi su kuo čia. Tai va, rytomės, po truputį plaukiam, po truputį stovyklavom ir nusiritom. Šiandien ketinsim iki Kauno nusiristi. Galvojam, kad neturim dar tokios istorijos, kurią galėtume pasakoti savo anūkam. Sakysim, va, buvom jauni psichai tokie, dviese sugalvojom, sėdom. Nežinia, čia ką pasidarėm. Nežinom, kai bus pabaiga ir nežinom, kada bus pabaiga. Ant viršaus, nežinau, ant viršaus ten sėdi, sakau, apsiversti įrašams, nu jo, sako, čia taip ir. Nu, jeigu jisai neišsimaudys, tai aš nežinau. Jie prarado vilties ir nepasidavė ir galvoja, kad jie tikrai kietesni yra už... Jie kalba apie tuos, kurie plaukia 5 kartus, 4 kartus, 3 kartus ir taip toliau. Plaukiam pirmą kartą Vaidare. Aš Vaidare plaukiu antrą kartą gyvenime. Tada, kai jūs fotografuoja, šypsotės? Šypsenos yra tiek ir klojant, tiek stovint prie laužo, tiek valgant sriubą, tiek geriant arbatą, nes visą tai paskiau ilgus metus jūs stebėjęs Facebook'ose, puslapyje ir taip toliau. Tikimės išplaukti iki galo. Bus matyti, kaip čia gausis. Bijom sušalti, bet gal viskas bus gerai. Pasiduoti neketinam, nebent tikrai jau bus blogai. Klausimų yra? Aurelijus, 65. Alio, kas yra, kuo tu man skambinėjai? Nu vos nepaskendau per tave. Taip, neskambinėjai, o aš atsiliep turiu. Nu, fider tai. Aš tai iš viso visas paprakėčiu, man taip karšta, kad nerealiai. Man Linas prigazino čia koją sušalti, blet, plaukiu kaip su medžiu. Nu, žodžiu, apgavo. Gerai, davai. Tai palauk, paryčiais dar šaltis ateina. Na. Taigi sakėt, kad kažkas tai turi apsiversti. Nešalta? Gaivu. Gaivu? Kur sportinis palaikina, tai jums... O, šitas taisa. Sup. Jau. O, tai kokį tada skrovai? O ką tu što? Iki sekančio. Saidė buvo nesunki. Tikrai taip smagiai praplaukėm. Paskui netgi buvo ten viena vieta sraunesnė ir labiau pasuko.
Ką, geras. Geras nuotaikas, gal ne visiškai lūkesčiai. Sakysim, norėsi greičiau praplaukti. Šiaip faina, mėla, gera. Čia, sava specifika. Panašu Dakarą kuom, kad užsisėdi šikna. Nejuda, to prasme, ten nejuda ir čia nejuda. Aš paskutiniu metu įpratęs, kad jinai judėtų. Žiauriai patenkinti. Tikėjomės geriausia įveikti. Ateinančiom kartom šiek tiek pasitreniruoti. Ir viskas? Ir viskas. Tipo, nėra, atėjau, pamačiau, nugalėjau, ne? Ne, nėra. Nėra. Reikia ir klot. O kaip manot, kas svarbiau, kas daugiau lemia? Fizinė jėga ir tas atseit treniruotumas, atletiškumas, ar vis dėlto nusiteikimas, dvasia ir... Nusiteikimas ir ištvermė. Hey, hello, Canadian boys! Ačiū Dievui, kad baigė. Svarbiausia, kad įveikiau visą trasą. O čia yra svarbiausia, nes... Bus ką nukam pasakoti? Jo, buvo tokių atvejų, kad jau norėsi nusispjauti ir pakelt rankas. Bet nenorėjau kolegas pavesti, teko iki galo iškentėti. Pirmą kartą, aš iš viso ilgo nuotolio kažką dariau pirmą kartą. Tai po antro punkto jau buvo man sunku, jau norėjau padėti irklus. Daug akimirkų buvo, 100 kartų sakiau savo, kad viskas nebegaliu. 100 kartą vieną jau net sunku kalbėti. 101 kartą pasakiau savo, kad aš galiu. Ir va, aš dabar čia. Nei kojyčių, nei rankyčių. Patraukus kitomis. Filmuoja tave. Taip. Tik aš jums tai pasakysiu, su vėju plaukti lengviau yra. Šitą, kuo ten? Šturmovkė, kuri tau padėjo ištverti. Daug tik man ir padėjo tave ištverti iš tikrųjų. Tokio bėros charakterio, daug žmonių aš nesu sutikęs. Čia išversiu toj. Ar gerai nepraleidžia vandenį? Tai. Viskas, 13. Penktadienis 13, 113 numeris 13. Tu būtų visai neirklavęs. Aš tau parodžiau baidarę. Aš tau parodžiau baidarę, sakai, ne, aš jų nesivysiu. Sakau, aš tau nesivysiu, 13 turim būti. Nu ką, visus kviečiam maudyti. Super, super. Verta, verta. Labai norisi miego, tu stovėdama užmigsiu, o šitas kas super. Fainiausia plaukti naktį, nesupranti, kur plauki, tokia mistika, visko bijai, o laikas labai greit bėga. Iš tiesų gana lengva plaukti. O tas pirmos šviesios valandos buvo tokios sunkios, kad neatlaikėm. Jeigu būtų naktis ilgesnė, būtume pabaigę visą trasą greičiausiai. Tai ką kalba normaliai, mes dabar, aš sakau, dabar vėl varom. Mes reikia pakartot, galbūt ilsėsim, pasportuosim, o kitais metais nuplauksim. Būtų sėdusios telefono batareikos, būtume daplaukę, nes užteko baterijos išsikviesti pagalbą. Galbūt? Stiprių nervų žiūrovams. Tik tai.